Štai kokio komentaro sulaukiau prie savo video, kuriame pasakoju, kad norint turėti gražius plaukus, reikia naudoti plaukų priežiūros priemonės. Kaip matote, komentaro autorė teigia, kad kai anksčiau moteris nenaudodavo daug chemijos, turėdavo gražesnius plaukus. Žinot, ką aš atsakysiu? Kai žmonės neturėjo dantų pastos, tai 30 ir dantų jau neturėdavo. Aš tikrai neneigiu, kad šiuolaikinių moterų gali būti prastesnė plaukų būklė negu mūsų senelių. Bet tai yra tikrai ne dėl to, kad dabar mes naudojame daugiau priežiūros priemonių. Jeigu anksčiau pas moteris ir buvo geresni plaukai, tai buvo dėl geresnės ekologinės situacijos, gyvenimo tempas buvo lėtesnis, o mažiau skubėjimo, mažiau streso, kuris blogai veikia plaukų būklę. Kas labai svarbu, nebūdavo tiesinimo žnyplių. Na ir svarbiausias dalykas, kad mūsų senelės valgė natūralesnį maistą be visokių GMO, hormonų ar antibiotikų. Ir gaudavo žymiai daugiau maistinių medžiagų iš jo. Tai šiuolaikinės moterys dažniau susiduria su anemija, geležies trūkumu, skydliaukės disfunkcija, kas tiesiogiai neigiamai veikia plaukų būklę. Mūsų kasdien naudojama kosmetika yra moksliškai pagrįsta ir visos tos kaukės, serumai, pilingai, aliejūkai, kondicionieriai yra ne kaprizas, o būtini dalykai atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo poveikį plaukams. Todėl būtent dėka šios chemijos mes galime džiaugtis ilgais, gražiais, sveikais plaukais. Pasidalinkite komentaruose, kokia jūsų nuomonė šio klausimu, bus labai įdomu sužinoti.